Sveiki, mes esame geriausios grupės 82 komanda iš Svajonių Mykolo Riomerio universiteto. Mes mylime šį universitetą, todėl kiekvieną rytą, kas su šypsena, kas po pastomis lūpytėmis, einame į jį. Ir kaip mes patekome į šį modernų universitetą turinti pigią, plataus asortimento dešrelių valgyklą. O buvo tai. Sėdėjome mes aptrintuose ir sulūžusiuose mokyklos suoluose ir net nenutokėme, ką pasirinkti studijuoti. Iš pradžių rūpėjo, kaip pakibinti klasiokę ar klasioką, bei kaip greičiau surūkyti po cigaretę pertraukos metu, kol neatėjo maksimalių išbandymų metas pasirenkant tolimesnį savo gyvenimo kelią. Svajojame tapti kaubojais ir šerifais, seselėmis ir gydytojai, policininkais ir vagimis, tačiau realybė buvo kitokia. Profesinis orientavimas mus nuvedė visai kitų kelių. O dar sako, mes kelio dėl to kelio. Pabandykime atsigręžti ir prisiminti, kas sugriovė mūsų svajones prieš 4 metus. Tai padarysime pasinaudoję Bordo savirefleksijos metodu, į kurį įeina asmenybės charakteristika, kuri susideda iš svajonių, užsibrėžtų tikslų ir siekių, bei lauko, kuris susideda iš švietimo reformos, universiteto bumo ir geografinių veiksnių. Kapitalą, kuriai priklauso ekonominis, kultūros, socialinis ir simbolinis kapitalas. Taip pat išsikėlėme šios tyrimų uždavinius. Pirma, išsiaiškinti, kas ir kokiamis priemonėmis vykdo profesinį orientavimą. Ir antra, apibendrinti, kokie veiksniai daro didžiausią įtaką profesiniam orientavimui, taikant savirefleksijos metodą. Mūsų darbe empirinio tyrimo metodologija yra susieta su problema, nes tirsime patys save.